mes visi būsim vienoje dvasioje. Va, pavyzdžiui, kai mes tikintys, mes visi tikim Kristų. Ir mes visi vieno dvasių. Dvasioje vienoje. Kad mes, nes kai būsim vieno dvasių, mes nebus tokių, nes jaučiasi. Net ir šventam rašte, paskui viešpatį Jėzų Kristų keliaujam muitininkas, žvejas ir panašiai. O kodėl muitininkas? Kas čia per nusikaltelis, nusidėjėlis, kuris eina atvirai kalbant iš kitų? Man atrodo, pinigai. Po 100 kalakutų, ar tai man bus naudinga ar ne? Kristaus istorija irgi sako, nusiteik, kaip Kristus sakė, kad iki ryto 2 kartus ar 3 kartus mane išduosi. Kad žmogum, puikiai suvokiant, kad žmonės gali pasielgti kitaip, negu kad jie sako žodžiu, ar ne? Taip. Pasitikėti privalu, bet iki pirmos išdavystės. Egzistuoja lygiai taip pat ir visos tos religinės, kalbėkim, teorijos, kurios yra užfiksuotos. Yra tautos, kurios tiki šitais religiniais dalykais. Visa šitai susimaišė, visa šitai yra išnaudojama kovose dabar. Bedievystė, ar ne? Bedievystė ta prasme. Ne, tai čia tik teisybė ir pasakytum, tai yra satanistis. Visa tai mes gyvenam, kartuoju dar kartą, iliuzijų pasaulį. Kitaip sakant, tą, ką aš visą laiką sakau, nebūkim plekšnėmis, žiūrėkim į visas pasaulio šalis atvirai, be iliuzijų, be iliuzijų. Tiesą sakot, ir prieš tiesą nebegalima švelniai kalbėti. Nukirsti! Nukirsti! Tai tiesa, tik tiesa. Ir nukirsti negailint. Čia dabar kaip Trumpas daro Amerikoje.